Labą dieną, su jumis aš Gidūnė, profesorė Dalia Sekmokienė. Susilaukė didelio susidomėjimo mano video apie karpas ir papilomas. Ir kartais aš kalbu apie dėmes pigmentinės, kurios atsiranda senatviniam, o čia nuotraukoje net ir nesenatvinis atrodo veidas ir vadinu tai glikacija. Glikacija skiriasi nuo glikozilinimo ir aš pamėginsiu tai paaiškinti, nes inteligentam žmogui tai reikia labai skirti šitus du procesus ir dar pasidomėkite ir kas man parašysite, kuo skiriasi hidrinimas, hidrolizė ir hidratacija. Tai nemokama konsultacija mitybos klausimais. Nes labai daug reikia apie save žinoti. Nors mūsų kūnui vadovauja labai labai subtilus imunitetas, kurį net negalima prilyginti dirbtiniam intelektui ar neuronui, tai tūkstančius kartų sudėtingesnis orkestras ir jis reguliuoja įvairius rodiklius ir juos tik didina arba mažina vien tam, kad norėtų išgelbėti mūsų, o mes dažnai dirbtinai bandome sureguliuoti tuos rodiklius ir trukdom jam. Bet labiausia imunitetą visada padidina ir jo galimybės darniai dirbti sveika gyvensena. Bet sveikos gyvensenos elementų, cukraus, daug kas bijo dėl metabolinio sindromo, nutukimo, antro tipo diabeto, vėžio rizikos, bet nežino, kas tas yra glikacija. Arba maišo ją su glikozilinimu ir viską išsiaiškinsime, nes tai labai svarbu. Kas yra pigmentinės dėmės? Va čia matot, jau kažkokiu būdu tas pigmentinės dėmės sumažino moteriškė. Tai senatvinėmis dėmėmis, saulės dėmėmis, lentigo, tai padidėjusios melanino sankaupos odoje, veide, plaštakose, pečiuose, dekoltoje srityje. Ir dažnai jau tik po 50 metų ir mes jų nenorim, ypač ant rankų. Kai kas ir yra girdėję, kad tai glikacijos pasekmė. Tai per daug ultravioletinių spindulių. Mes vėl jų norim degintis dėl D vitamino, bet užtenka degintis po 10-12 minučių arba būti sklaidytoje šviesoje pavėsyje, taip pat šiek tiek gaunam saulės spindulių. O taip degintis, kad net nusiluptumėm, tai ne tik tai odos vėžio rizika, bet ir tų senatvinių dėmių atsiradimo. Mes norim per savaitę Turkijoje už visus metus nusideginti. Tai pagrindinės priežastys yra ultravioletinių spindulių poveikis, senėjimas, oksidacinis stresas, kai negaunam pakankamai antioksidantų. Pažiūrėkit mano video, kaip plėtinti senėjimą ir vartoti antioksidantus ir kas tie antioksidantai. Dauguma žino, bet nežino, kad jie labai skiriasi savo stiprumu ir netgi 2-3 kartus tūkstančiais kartų. Ir kartais užtenka suvalgyti 50 gramų kažkokių uogų, kad gautumėm visos paros stiprų antioksidacinį poveikį. Hormoniniai pokyčiai, autoimuninės lygos skatina odos pigmentaciją, uždegimai. Nu, jeigu paveldėta, tai kaip strazdanos, aišku, glikacija ir dar kartą glikacija. Ar pigmentinės dėmės susijusios su kepenim? Iš dalies taip, nes kepenys turėtų išvalyti nuo visokių šlakų ir toksinų. Kuo daugiau šlakų ir toksinų, tuo arčiau senatvė ir tuo arčiau šlakai odos. Kai kepenys ir inkstai nepašalina, tai visokie bėrimai, dėmelės, nors rudos dėmės rečiau. Nes kepenų lygos gali sukelti gelsvumą, nežėjimą, tam tikrą pigmentaciją. Bet grynos tos senatvinės dėmės, tai glikacijos pasekmės susijusios su ultravioletinių spindulių žala ir senėjimu. Bet kepenų sveikata labai svarbi, kaip ir viso virškinimo sveikata, apie 80% lėtinių ligų atsiradimui. Kad nebūtų jų. Detoksikacija, hormonų balansui, gliutationą gamina, tai yra antioksidacinė apsauga. Tai be galo svarbu. Ir mes žinome, kad glikacija tai nefermentinė, tam nereikia fermentų, nes dažnai fermentai, pavyzdžiui, pienarūgščio rūgimo metu skaldo gliukozę ir sudaro pieno rūgštį ir šiek tiek kitų rūgščių. O čia nefermentinė rūgščių reakcija su baltymais, cheminė. Cukrus jungiasi su amino rūgštimis, kolageno, ypač esančiomis amino rūgštimis, jeigu odoje pigmentinės dėmės, elastinų.
ir pasekmes toks ondunių, standus audiniai lyg ir turi būti, bet čia toks ypatingai audinys storesnis, tas standėjimas turime, senėjimas, raukšlės, pigmentacijos pokyčiai, saldus jaunystėje priešas, glikacija, cukrus. Glikacija ir glikozinimas skirtumas. Glikacija atsitiktinis procesas labai žalingas, susijęs su senėjimu, nes glikacijos metu dar suardomas neurotransmiterių tinklas, dalis jų gali būti glikuotas hemoglobinas, o glikozilinimas tai kontroliuojamas organizmo procesas, detaliau paaiškinu, ir reikalingas baltymų funkcijai ir glikozilinimo metu susidarė tai glikomakropeptidai, glikofosfolipidai, tai biologiškai aktyvios medžiagos, be kurių mūsų organizmas negalėtų egzistuoti ir gyventi. Mes net neįsivaizduom, ko tokių reikia. Mes visi kaip vitaminas D, jeigu silpnai jaučiasi, B12, feritinas. Atrodo tik tai šitie dalykai. Tai, kas galima pamatuoti. Na, aišku, ar pas mus glikozilinimo metu susidaro daug junginių mums reikalingų, mes ir nepamatuosim, kaip ir fosfolipidų kiekio kepenyse ir smegenyse. Kai nepamatuojam, tai net ir nesirūpinam, kad jų gautume. O tai labai svarbu žvaliai pojūčiui, kad jaustumėm žvalus. Taigi, glikacija nuo glikozilinimo vis kalbėsiu tai apie vieną, tai apie kitą ir labai atidžiai klausyk. Glikacija tarsi atsitiktinis prilipimas prie baltymų, o glikozilina tam, kad atliktų tam tikrą vaidmenį ir suplanuotas cukraus pritvirtinimas ten, kur reikia. Nu, ten, kur mums reikia biologiškai aktyvių medžiagų. Glikozilinam, kaip sakiau, ir baltymus, ir amino rūgštis, ir fosfolipidus, ir kitus lipidus. Pavyzdžiui, aš palyginsiu su automobiliu, kad ir kaip juokingai tai atrodo. Glikozilinimas tai specialiai kažkas priėjimas prie automobilio ir uždedama tą, kam reikia. Žibintus, veidrodėlius, elektroniką, be ko neveiktų. O glikacija, tai su automobiliu atsitinka atsitiktiniai dalykai dėl senėjimo jo. Pradeda rūdyti sąveikoje su deguonimi oru, su druska, keliuose barstoma. Rūdis irgi prisijungia prie metalo, bet tai nėra suplanuota, tai visą laiką priešai. Tai yra reglikacija, jos gadina konstrukciją, glikacija irgi gadina. O glikozilinimas tai tikslus baltymų jungimas su cukrumi tada, kai to reikia. Ir einam toliau. Tai va, aš labai gerai žinau pieną, tai aš žinau, kad labai pasukose ir sukrenta riebalų rutulėlio membrana, kur labai daug fosfolipidų reikalingų kepenų smegenų funkcijai, bet labai daug glikoproteinų yra riebalų rutulėlio membranoje, piene, grietinėliai, bet svieste yra tik ir gliceridai. O šita dalis viršutinė sukrenta į pasukas. Glikozilinimo metu organizme jau dabar kalbam, ne piene. Ląstelė specialiais fermentais prijungia cukraus molekulės prie baltymų, lipidų, riebalų, kai kurių receptorių. Tai naudojama cukrai - gliukozė, galaktozė, manozė, fruktozė, čia klaida. Sialo rūgštis ir su glikoproteinai, glikolipidai susidaro, tai naudingos mums medžiagos. Ir dabar, kam organizmui to reikia? Pamėginsime 5 dalykus panagrinėti. Be glikozilino žmogus apskritai negalėtų normaliai funkcionuoti. Ir jum joks rodiklis kol kas, aš daug kartų sakau, kad žmonija yra tokiam įsivystymo lygiai, o gal ir bus. Nu kaip ten viską įlysi? Į tą nepaprastai sudėtingą integralų diferencialų sritį, kuriam vadovauja imunitetas. Ne tik sintezei kažkokiu, kodėl nesintetina, aš irgi parašau feritino, hemoglobino, kodėl nesintetina B12, kodėl nesintetina kepenys amino rūgščių. Nu tai čia tokia pradinių klasių aritmetika, čia aukštesnioji. Pavyzdžiui, glikozilinimas, ar vyksta ar nevyksta, jūs niekada to nesužinosite. O jausite silpnai, jeigu jis nevyks. Ir gersite vitaminą B12 ir D. Vietoj to, kad paskatinti glikozilinimu. Kaip jį paskatinti? Dabar taip, kalbam apie glikozilinimą. Kam jis reikalingas? Imuninės sistemos veiklai. Daugelis antikūnų, 3 kart pakartu, yra glikoproteinai, gliko žodis. Ne šiaip proteinas jungti su cukru. Pavyzdžiui, antikūnas turi prijungtas cukrų grandinės, jos padeda pažinti infekcijas.
aktyvuoti imuninį atsaką, reguliuoti uždegimą. Jei glikozilimas sutrinka, imuninė sistema iškart daug antikūnų nebegali normaliai dirbti. Hormonų veiklai. Daugelis hormonų yra glikozilinti. Skydliaukės hormonai, eritropoetinas, tai kuris reguliuoja, kad būtų pakankamai hemoglobino, tai antinkščių inkstų veiklos fermentas. Cukraus grandinės lemia hormono, to eritropoetino stabilumo veikimo trukmę, prisijungimą prie receptorių, bet būtent visą tai vyksta glikozilinimo metu. Glikozilinimas reikalingas ląstelių tarpusavio bendravimai, nes visų ląstelių paviršius, netgi mikrobų paviršius, yra padengtas cukrinių struktūrų sluoksniu. Jis vadinamas glikokaliksu. Aš parodysiu jo paveikslėlį, radau mikrobų glikokaliksą. Tai tarsi ląstelės pasas. QR kodas, mes žinom tokį pavadinimą, nors tai nėra tas pats. Pagal jį organizmas atpažįsta, pagal tą QR kodą glikokaliksą. Ar tai vėžinė ląstelė ar ne? Nu va, be glikozilinimo niekaip neatpažino. Savas ląstelės, svetimas ląstelės, bakterijas, virusus daug atpažįsta pagal glikokaliksą. Nervų sistemos veiklai glikozilinimas reikalingas, nes smegenyse be fosfolipidų labai daug glikoproteinų. Jie dalyvavo neuronų augime, signalų perdavime, atminties procesuose. Nu, tai aišku, kad mes visi sako, kad visiškai nereikia angliavandenių, reikia ir tų sudėtinių reikia, mes ir sulas turim, ir uogas, ne vien dėl antioksidantų, dėl natūralių cukrų. Kraujagyslių apsaugai. Visą kraujagyslių vidinį sluoksnį, vadinamą endotelį, dengia glikokaliksas. Jis mažina trintį, reguliuoja kraujo tekėjimą, saugo kraujagyslės nuo pažeidimų, kai pažeidžiam užlopo cholesterolis. Tai va, jeigu jūs neturit glikokalikso, bus daug kraujagyslių pažeidimų. O kaip užskatinti? Kaip užskatinti jo sintezę? Tai va, čia kaip glikokaliksas mikrobe atrodo. Tai tiesiog paviršinis apsauginis sluoksnis. Glikozilinimo metu susidaro nekenksmingi tie H produktai su amžiumi. Mes apie juos dar pakalbėsime, naudingi junginiai, glikoproteinai, pavyzdžiui, antikūnai, hormonai, fermentai, receptoriai, glikolipidai, nervų ląstelių membranuose, smegenų audiniuose. O glikokaliksas apsauginis sluoksnis ant ląstelių paviršiaus yra ant endotelio. Čia jau buvo reziumė apie to, ką mes kalbėjom. Kodėl glikacija bloga? Glikozilinimas geras, glikacija bloga, nes organizmas jos nekontroliuoja. Cukrus prisijungia ne ten, kur reikia, ne tada, kai reikia, ir prie bet kokio baltymo. Tai tiesiog už tai, kad per daug valgom cukrų. Perdirbto cukraus, kuris nėra matricoje maistinėje, jam formuojantis, pavyzdžiui, augalų, o pridedamas. Pavyzdžiui, aš braškę valgau ar uogienę braškę. Pavyzdžiui, kolagenas su duona, kai glikacija vyksta, tai toks standesnis, aš labai verčiu iš anglų, aš nežinau, storesnis gal reiktų, nes jis yra raukšlėtas. Šiaip standumas gal ir gera savybė, bet čia turiu omeny toks storas, raukšlėtas kolagenas. Kraujagyslėse glikacija irgi standesnės, nelastingos kraujagyslės, kurios nepasiduoda išsiplėtimui, kai reikia, kai mes susinervinam, reikia truputį, kad kraujagyslių plėtimasis vykstų, ir aterosklerozės rizika, akies lęšiuko glikacija, kataraktos didelė rizika. Tai paaiškinau, glikacija yra blogai, glikozilinimas gerai. Ir va, glikacijos procesą mes po biškį nagrinėsim. Pirmas punktas susidaro iš 5 papunkčių, antras punktas iš 3, trečias, ketvirtas, penktas. Netaip svarbu, jeigu šitą schemą galit pasididinti ir žiūrėti, o aš po biškį aiškinsiu. Taigi, kas vyksta? Cukrus, va, matot, cukrus prisijungia prie baltymo. NH2 yra baltymas, cukrus. Ir vyksta. Gliukozė susiduria su baltymais. Dažniausiai reaguoja su aminorūgštimi, lizinu, argininu, tai aminorūgštys esančios kolagenė, ląstinė kraujagyslių sienelėse, akių lęšiuke. Ir reakcija. Gliukozė jungiasi su NH2 grupė. Va čia rodo punktyninė linija. Susidaro laikinas junginys. Va, šitas junginys. Iliustracijos šitos idėja, kad žalia gliukozės molekulė, jūs matote, artėja prie mėlynos baltymo grandinės ir jie susijungia. Bus šifo bazė sekantis dalykas. Susidaro laikinas junginys, ši reakcija vyksta be fermentų savaime ir visą gyvenimą.
Tai yra glikacija. Tai yra atsitiktinis reiškinys, kai per daug cukraus padidės cukraus kiekis kraujyje. Ir va šifo bazės susidarimas. Matot, yra lizino liekana baltyme ir gliukozė. Jie susidaro šifo bazę. Susidaro greit, dar gali iširti, tai grįžtamas procesas, baltymas turintis NH2 grupę plus gliukozė. Kol kas žala organizmui nedidelė, procesas gali grįžtamas kur punktyrinė linija, bet toliau. Toliau susidaro amadori produktai. Šifo bazė persitvarko į stabilesnę molekulę, iš lėto. Tai frukto zilizinas. Tai galima sakyti ir glikuotas hemoglobinas, ką jau nustato pas mus kaip blogą, kabutėse, jau darinį. Kuo daugiau glikuoto hemoglobino, tuo blogiau, tuo reiškia didesnis glikacijos produktas. Šis etapas rodo ilgalaikį cukraus poveikį prasidedančius visų audinių pokyčius, nes glikacija visuose vyks. Manoma, sustabdymas glikacijos yra senatvės sustabdymas, ne tik telomerų. Už tai glikuoto hemoglobino tyrimas naudojamas, taip pat diabeto diagnostikai, gliukozės kontrolė. Ir grandinė tampa storesnė ir stabilesnė, bet čia paskui atsiras tokie advanced glycation end product, galiniai jau produktai, procesas taps negrįžtamas. Ir oksidacija yra, aš lietuviškai vadinsiu, AGE produktų formavimas. Tie amadori produktai pradeda oksiduotis ir skilti. Va, matot. Oksidacija visada negerai, tam reikalingi antioksidantai, jūs jų negaunate, labai mažai kas vartoja tų uogažienų, nebent uogienį. Kilti, persitvarkyti, labai reaktyvios molekulės, susidaro tai vadinimo AGE, Advanced Glycation End Product, pavyzdžiai, sakysim, čia jau cheminiai, nesvarbu jų pavadinimas, ir pasiekme uždegimas, laisvieji radikalai, kolageno pažeidimai. Va, ir iliustracijoje raudonos molekulės, žaibo simboliai, kad čia viskas vyksta. Va taip, va, pirma aktyvoji glikacijos stadija ir beveik baigėsi. O tada pažengusių glikacijos produktų susidarimas labai svarbu, nes tie AGE produktai kaupiasi audiniuose, odoje, kraujagysėse, akyse, inkstuose, inksta irgi sensta nervuose, o odoje mes labiausiai matom. Mes šiandien kalbam pigmentinės dėmės. Jeigu jos yra odoje, yra visur. Sumažėja elastingumas, gilėja raukšlės, atsiranda pigmentacijos pokyčiai, lėčiau gyja žaizdos, tas aterosklerozė prasideda, diabetinės komplikacijos, lėtinis uždegimas. Čia susidaro tie pažengę produktai, va, kaip aš sakiau, jie turi ir pavadinimus, bet ne taip. Ir spartėja glikacija dėl saulės, dėl visokių ledų valgymo, cukraus, rūkymo, streso. Galutinis produktas cukrus pradedam, tada susidaro šifo bazė, amadori produktai ir tie AGE produktai, jaunas kolagenas virsta skenu, standžiu su raukšlėmis. Čia kalbant tik apie odą, kaip sakiau, rinktose ir kitur visą tai vyksta ir smegenyse. Dabar glikacijos produktas, dar kartą rezumė padarau, per 5 žingsnius. Cukrus prisijungia prie baltymo, susidaro šifo bazė, susidaro amadori produktas, formuojasi AGE produktai, tada audinių pažeidimas ir senėjimas. Ir to pagrindinė mintis, ką jūs turite suprasti, kad kuo ilgiau audiniai veikiami didelės gliukozės koncentracijos ir oksidacinio streso, tai yra magnetinis laukas, kalbėjimas telefonu, sėdėjimas prie kompo, rūkimas, buvimas užterštoje aplinkoje, tuo daugiau susidaro tuo AGE produktų, kurie spartina odos ir viso organizmo senėjimą. Čia jūs galite pasinagrinėti dar patys tą schemą. Kada vyksta glikacija? Esant aukštam cukraus kiekiui, tai aišku labai pavojinga žmonėms, jie galvoja, kad galima sukontroliuoti antro tipo diabetą. O kodėl jūs jį gavote? Pasižiūrėkit mano video apie metabolinį sindromą. Daliai labai paveldėta, reikia labai saugoti nuo vaikystės. Ir tėvai nesaugo. Vienas iš jų jau turi antro tipo diabetą, bet savo vaikų nesaugo ir net daro jiems specialios labai skanios mitybos. Labai skaniai galima maitintis ir saugoti. Ir pasižiūrėkit, mityba antro tipo diabetui, neseniai jinai išėjus prieš kokias 3 savaitės. Ir kaip maitinti vaikus, jeigu ir jie neturi to antro tipo diabeto, bet jūsų giminėje jis yra.
Taigi glikacija greitėja esant aukštam cukraus kiekiu, sergant diabetu, vartojant daug cukraus, baltų miltų, perdirbto maisto. Rūkymas, UV spinduliai, lėtinis uždegimas. Ne visiems galima degintis. Ir kas yra AGE produktai? Tai pažengusios glikacijos produktai kaupiasi odoje, kraujagyslėse, nervuose, sukelia uždegimą, oksidacinį stresą, spartesnį senėjimą. Taigi grįšiu truputį atgal, tas deginimas į saulėje gražu, bet tai senėjimo spartinimas, jeigu jūs po valandą gulit. Ir ar galima sumažinti gliukaciją? Čia matot, atsisakyti visokių bulkų, gerai miegoti, odos elastingumą, drėkinamieji kremai, jeigu jau saulė, SPF produktai, labai daug antioksidantų, tai yra spalvotų daržovių turintis produktai. Reguliarus judėjimas, kokybiškas miegas, nerūkyti, su kokybišku miegu daug kampų. Ir kad ląstelės pačios pradžioje susireguliuoja, jeigu sudaroma autofagija reikalinga sąlygas, tai yra protarpinis badavimas arba pasnikas, išimant baltymus, išimant daugumą riebalų, nors 2-3 dienom. Tik tai labai daug antioksidantų turinčių spalvotų daržovių valgant. Tai natūralus ląstelio apsivalymo procesas. Apsivaloma ir nuo glikacijos produktų. Tai ląstelių remontas mažina uždegimą, gerina ląstelių atsinaujinimą. Dar autofagijos metu reikalingas fizinis aktyvumas, kokybiškas miegas. Aišku, kad be kalorijų ribojimo čia nieko nebus, kad suvalgytų, sunaudotų sintezei svarbių dalykų, sintetindama suardo nesvarbius, negerus audinius, tuos glikuotus produktus, anglies, vandenilio, deguonies, azoto. Tai kai trūksta kalorijų, ardomi pažeistos ląstelės organėlės, tai yra autofagijos proceso esmė. Ir virškinimas, jeigu 80% lygų yra dėl blogo virškinimo, tai yra susidaro visokie produktai. Jeigu virškinimas labai geras, tai glikacija irgi sumažėja. Tai kaip jūs galim sumažinti? Turėkit labai sveiką skrandį. Tik tai pradeda blogėti, kažkas tai pirmom dienom paputė, stovi skrandis, iškart sumažint kalorijų kiekį, lengvus produktus, viską. Ir jums per 1-2 dienas praeis be jokių gydytojų. Jeigu tai kartuosi, aišku, reikalingas gydytojas. Ir jūs valgote lengvą maistą. Tai neatsitiko po kugelių, cepelinų ir dešrų, po lengvo maisto. O taip, sveikas žarnynas mažina uždegimą, oksidacinį stresą, naudinga probiotikai, skaidrūs fermentuoti produktai, mažiau alkoholio, ir sakyčiau, visai galima ir be jo. Ypač atostogų metu. Ilsitės. Poilsis reiškia, poilsis ir virškinimo sistemai kepenim kasa. Ar žolelės gali padėti? Riboti. Moksliniai duomenys, margarinis, kepenų apsivalymui, žalioji arbata, ciberžolė, labai daug antioksidantų, rozmarinų, antioksidacinis priešuždegiminis. Prieskoniai pigmentinių danų nepanaikina, bet jie stiprus antioksidantai. Tai irgi labai svarbu. Citrina kiti deda ant pigmentinių dienų šiek tiek, šviesina odą, bet daug rūgščių gali nudeginti. Sudirgimas, nudegimai, didesnė pigmentacija pasaulyje. Citriną išbalinam, nuėjom ant saulės, dar didesnė temė. Ir jokių koncentruotų rūgščių namuose. Efektyviausias procedūros - lazeriai, įvairios šviesos terapijos, cheminiai pilingai, krioterapija, bet čia jau turi būti gydytojas, nes mėnesio kursus baigė kosmetologas. Rezultatai dažnai geri, po to apsauga nuo saulės, kurią rekomenduos. Karpas yra mano video. Tai virusiniai odos dariniai sukelia žmogaus papilomos virusas ir karpos ir papilomos dažnai būna virusinės. Papilomos ne visada plinta per kontaktą, per pažeistą odą, drėgnoje aplinkoje. Ir naikiname karpas ir papilomas, mano labai populiarus, labai paprastas video, nes papilomos minkšti odos dariniai dažnai kakle, pažastyse, kirkšnyse, esant atsorių odos trinimosi vietose. Irgi tai medžiagų apykaitos sutrikimas. Ir nelabai aiškios kilmės, nebūtinai dėl glikacijos. Ar papilomos visada virusinės? Ne visada. Tik kai kurios susijęs su žmogaus papilomos virusu, daug odos papilomų. Tai yra susijusi su genetika, trintimi ir metaboliniais veiksmais. Būtinai peržiūrėkit dar tą video. Karpų ir papilomų gydymas liaudies medicinoje, kai nebuvo
Tai tada arbatmedžio aliejus, pražangialapė mirtenė lietuviškai, ugniažolė, nudeginam, tačiau veiksmingumas nevienodas ir galimi nudegimai. Eikit pas medikus turinčius licenzijas, tai krioterapija, lazeris, salicilo rūgštis ir yra koaguliacija su elektriniais prietaisais. Kokie organai susiję, kad nebūtų visų tų karpų, papilomų, tai kepenys, kasa, žarnynas ir visa imuninė sistema, kuri be galo sudėtinga, į kurią mes išderinom bandydami sureguliuoti rodiklius, nesuprasdami, kodėl organizmas padidino arba sumažino, kam jam reikia didinti ar mažinti tą rodiklį. Kažkam juk reikia, jis juk išmintingesnis imunitetas už mus, kurie nemoka net pamatuoti, ar, pavyzdžiui, kepenų pusę rodiklių neįmanoma pamatuoti, kaip glikacijos dar šiek tiek procesus matoma, glikozilinimo, ne, ar trūksta fosfolipidų, ar ne, nematom. Nu, nematom tūkstančių dalykų, o bandom reguliuoti. Kelis matomus. Ir galvom, dėl to mums tap žvaliau. Ir dauguma pigmentinių dėmių ir karpų nėra vidaus organų ligų ženklas, bet reikia būtinai kreiptis, jei darinys keičiasi, kraujo greit auga dėl to, kad dėl odos vėžio. Ir išvados. Pigmentinės dėmės dažniausiai susijusios su UV spinduliais, senėjimu, glikacija. Kuo vyresnis žmogus, tuo daugiau glikacijos procesų. Papilomos ir karpos skiriasi, sveika gyvensena bet kokius lėtinius procesus, tuos atsirandančias pigmentinės dėmės glikacijos mažina. Efektyviausi metodai naikinti pigmentinės dėmės karpas, papilomas, taip išoriškai naikinti, ne vidinius procesus, tai dermatologija. Ir labai svarbi apsauga nuo saulės. Taigi visiems linkiu pasinaudoti šitomis žiniomis, kurios yra mokslo žinios, aš jas tik perduodu, ne aš jas atradau, bet jos yra patvirtintos ir labai linkiu visiems susirūpinti ir pažiūrėti į savo organizmą kaip į darnią visumą. Būkite sveiki ir išvenkite šių darinių, lėtinkite senėjimą.